Labukas visiems. Šiandien noriu padaryti pasodinti kelias gėlytes Velykom. Pabandysiu gal parduoti, nežinau, kas išeis antrą kartą darau. Vieną jau buvau padarius, ne Velykom, šiaip sau. O dabar šiandien turiu, toj parodysiu. Idėja. Jau išėmiau aš ją iš vazoniuko mažą. Tada štai vijoklį, klevelį, žibutę ir ašparagas, kaip jisai vadinasi, nežinau. Tai pabandysiu padaryti kompoziciją dabar. Taigi, liktai nusistačiau kamerą, kad jūs matytumėt. Taip, kad pradėsime. Žemės pasiėmiau tokias, kad orchidėjų žemės maišytos su durpėm, perlitų ir samanam. Nežinau, matosi, gal čia truputį parodysiu, kaip jos atrodo, kad tiktų visom gėlytėm šitau, nes visos mėgsta drėgmę. Čia buvo pasodinta orchidėja. Bet aš manau, kad orchidėja pirmiausia reikia šaknis apipurkšt, nes jinai labai sausa buvo tokia. Va. Nu ir ką. Kažkur turėjau tokį žalią paklotuką, kad neprisipurvinčiau, bet dabar niekur nerandu aš jo, kur aš jį padėjau. Kad orchidėjai tiktų daugiau. Vieną pusę dėsim orchidėjų žemės. Ir iš tikrųjų tai ją reikėjo iš karto ir sodinti, bet nu jau ką dabar darysi. Nežinau, kaip čia gausis, ar jinai man laikysis, nes gal kokiais akmenukais reiks apdėti. Nes jo šaknis tai tikrai nestabiliai laikosi. Bandykim daugiau ant orchidėjos žemės ir samanų, nes durpėse daugiau supūs. Tikėkimės kažkaip laikysis jinai man. Kol kas nelabai panašu. Bet pradžiai bent jau, kad laikytumeis, tada matysim, kas čia bus. Taip, pirmas žingsnis padarytas. Bet tu labai nestabiliai stovi. Taip, kaip aš įsivaizdavau. Klevelis tai tik ryškiai per didelis. Aš jį padalinsiu į 2 dalis. Nežinau, matosi, jums čia matosi liktai. Biškį nuimsim žemę. Man kažkaip norėjos iš tikrųjų, kad priekį gal geriau būk. Taip, va. Pabandykim sudėliotą kompoziciją. Irgi biškį reikia nuimti žemės, nes tas indas nėra labai didelis. Tiksliau aukštas, ne aukštas, tai netelpa.
jums čia kas nors, jūs matot ką nors? Nežinau, tu man čia nepatinki. Gal net nereikia tavęs, o jeigu tik žibutę pasodint. Nu, trūksta vis tiek kažko man. Pirmai buvau susidėliojus, lyg tai viskas man taip gražiai patiko. O dabar... Bandykim žiūrėti va šitin, gal tada labiau patiks. Kad pagrindas va čia būtų, gal taip. Iš tikrųjų būtų buvę fainiau, jeigu būčiau turėjus mažesnę orchidėją, bet mažesnės orchidėjos neturiu. Aš čia dar vieną klaidą padariau iš tikrųjų. Orchidėjos žiedai, tai čia jie taip eina į tą pusę gražiau. Va, kur klaida. Nu, pirmas blynas. Va, dabar gražiai atrodo. Tikriausiai reikės nuvažiuoti orchidėjų žemę nusipirkti, neturiu. Tikiuosi, čia kur nors pas mus parduotuvėje bus. Nes orchidėjų tai daugiau turiu, o žemių tai nėra. Orchidėjas augina iš tikrųjų ir keramzitę ir samanose. Nu, tai va čia pas mane samanos dabar. Kažkaip reikės tave pritvirtinti, kad tu stabiliai stovėtum. Nes dabar labai virsta. Taip įdomiai, lapeliai aną pusę gražus, bet žiedai tai šitoj pusėje gražus. Tave norėtųsi, kad tu giliau būtum. Ir aplamai mažesnis, kad būtum truputį. O tada labai gerai būtų. Gerai, imkimės iš čia dar žemės. Taip. Nu ir žibutė. Žibutę, kai laistom, kiek žinau, negalima laistyti iš viršaus, kad nepakliūtų čia vanduo, nes jin pradės pūt. Tai va, jeigu kada nusipirksit ar turit žibutę, nepamirškit to dalyko. Mano mama iš vis laisto į apatinį vazonėlį pila vandens, aš kažkaip nemėgėju, šalimais pilu. O dabar man šitas norėtųs, kad į tą pusę eitų. Tu čia samanų dabar mažiau. Ir kur tos visos žemės dingia. Aš tiesiog turėjau čia žemę dar tuoj. Čia turiu paprasčiausiai susimaišius. Jos labai sausos, nebuvo dangčio. Čia paprasto keramzito turiu. Paprastų durpių gėlėms sodint. Per likus sumaišysiu, tai aš jas truputį iš karto padrėkinu. Žiūrėsim, kas čia gausis.
Dažniausiai iš tikrųjų tai reikia žemės laikyti po dangčiu, tada jos tada iššūna. Dar truputį. Tai jos tada nesudžiūna, neperdžiūna, nedulka. Oi, kaip čia įdomiai. Nu, norint daugiau daryti, reiks praktiką ugdyt. Daryt. Taip. Kaip ir viskas pasodinta, dabar truputį reikia čia daugiau visur įdėti tų žemių. Turiu ir kastuvėlius, bet namuose remontai vyksta, tai viskas belia kur sukišta ir nieko neįmanoma rasti. O gėlyčių prisipirkau ir taip noris padaryti greičiau, nes jom reikia ir šviesos, ir į vietą sudėto, tai stovi dėžėse sudėtos. Ne. 4 gėlytės. Durniausia, kad orchidėja nestovi, bet mes ją kažkaip gal pritvirtinsim. Dabar reikia normaliai palaistyt. Šitą patrauksiu iš šono, aš truputį nusivalyt čionai. Dabar pasipurškiam. Iš tikrųjų, galiu pasidalinti tokiu dalyku. Vanduo mano sumaišytas yra su levandų eteriniu aliejum ir eukalipto. Su juom aš purškiu visas savo augančias gėles. Padeda labai nuo visų kenkėjų, ypač nuo skydmario, nuo to, kuris labai sunkiai dingsta, jeigu jau užsikrečia. Tai dažniausiai skydmarį, jeigu mažesnės gėlės, kokios orchidėjos apipuola, tai galima ir nuplaut. Bet jeigu bus didelis medis apipultas, tai nežinau, kaip čia lapeliai tavo nelabai gerai gal bus, bet tikėkimės. Neužpyliu aš tau ant viduriuko. Tai va, būtent ant tų gėlių pastebėjau didesnių palmių, kokių jeigu užpuola, tai labai gerai padeda purški ir tiesiog pastebėjau, kad su laiku dingsta eukaliptų ir levandų eterinis aliejus. Nežinau, firmą aš naudoju, tokia gan brangia firma, Young Living, gal ką žinot, tai tenai labai kokybiški aliejai. Iš parduotuvės paprastos perkant gal atsargiai reikia elgtis su tais aliejais, kokį maksimum. O prekybos centrų jau reikia gal atkreipdėmėsi savo gėlytės, jeigu norit saugot. Ne. Kaip ten tu iš apačios odė, tenai drėgmės kaip ir trūksta, dar galima papilt vandeniuko. Palaistysiu iš stiklinės va dar tave dabar. Jau apipilsim vandenį, kad svoris jaustus. Labai staigiai norėjau pradėti daryti, reikėjo pasiruošti iš karto čia dabar taip jau greitai. Greičiau nors vieną padaryti.
Nes gėlyčių dar labai daug laukia, dar noriu labai daug puokščių padaryti. Taip, nu, pasodinom. Orchidėja kaip ir pusiau stabiliai laikosi. Nusimaukim gal tas pirštinės. Dabar turiu aš čia tokių kriauklyčių. Čia dirbtinės gėlytės netiks. Oi, visų gal čia nedėsim. Tiek daug nereikia. Aš dabar noriu padaryti, bet šitam dalykui reikėtų, esu mačius tokį dalyką, kaip pilti iš butelio arba iš kokios, ką mes čia galim rasti tokio. Čia būtų geras dalykas, bet ar aš sugebėsiu, nežinau, niekart nebandžius. Pabandykim. Oi, kad čia išsižiojus. Taip. Ten, kur nori, kad eitų gražiai baltai, va. Bet kažkaip netaip čia reikia daryti. Ką žinot, priminkit, aš pamiršau, jau iš tikrųjų kažkur žiūrėjau, kad labai fainiai gaunas padaryti. Iš tikrųjų iš buteliuko kokio geriausia gal būtų, arba kaip iš popieriaus pasidaryti. Nu, kažkas gaunasi. Nieko, sekančiam kartui kokybiškiau pasiruošim. Nedarysim, nepabulėsim, neišmoksim. Tik aš galvoju, kaip čia dabar geriau, kur tą baltą smėliuką daugiau pilt. Gal čia dar tada baltą smėliuką supilsim. Nes smėliukas čia akmenukai iš tikrųjų. Akmenų klevelė. Bus toksai prie gėlyčių baltai žydinčių sudėsiu samaną. Užvakar iš tikrųjų buvau miške. Prisirinkau samanų, šakelių visokiausių. Dabar čia kaip nors prie krašto, kad labiau tu. Mažau, kai šitų baltų akmenukų turiu, bet gal kažkas gausis. Šitų susirinkti reikia, nieko jau neatsitiko. Jo. Rankų limpa šlapia, nieko čia gero. Taip, dabar reikia atsinešti samaną. Kažkas iš kompozicijos darosi, nežinau, ką mes čia dar galim padaryti bus. Tikėjaus, kad iš tikrųjų visą bus galima apipilti, bet per mažai aš tų baltų akmenukų turiu.
Ir tos baltos kriauklės čia, man atrodo, nelabai tiks. Čia vienas kitas geriau akmenukas kažkaip, man atrodo. Gal? Gerai, atsineši. Nu, čia turėsiu bėdos. Visas maišas samanų. Ir neturi dėžės pasiėmus jokios, kad jas išsidėt. Nežinau, kaip čia gausis man. Žiūrėkim, ką mes čia turim. Čia paviršių biškį net tokie dalykai, ko man reikia. Čia per didelį viskas. Kur dabar mano tos... Bet ką aš galvoju. O, kaip nuplaunai, tai iš viso nieko gero. Bet jinai paskui vis tiek turės būti graži. Būtent kažką tokio aš galvojau padaryti. Taip, kaip čia tave? Nu, kad pinsetą reikia atsinešti, tai tikrai reikia. Ten aplink orchidėją, jeigu taip susidės, tai čia iš tikrųjų ir klaidą padariau. Gal dar esu kur nors baltų akmenukų. Tikrai didelę klaidą padariau. Pirmiausia, reikėjo samaną dėti, o paskui akmenukus. Na, žiūrim, kas čia mes daugiau tos samanos turim. Ir jinai visokia čia. Labai storas čia gabalas, gal kur kaip plonesnių yra. Žinau, kad aš ėmiau plonesnių, bet kur dabar jie yra. Kai viską į vieną maišą dedi. O čia gal bus. Čia vėl reikia nuplauti, nes smėlio. Nu, tokio kalno gražaus labai ėmiau samanas. Smėlis mums čia gal nelabai tinka. Smėlio ir nuplausim. Taip. Toliau bandom daryti. Ne, kad klaida buvo padaryta dėl akmenukų, tai čia 100%. Nu, bet gal kaip nors.
Akmenukus reikėjo dėti po to. Tada būtų užsipildę labai gražiai visi tarpai. Bandysim rasti kažkokią išeitį, gražiai paslėpti juos, tuos tarpus. Nu, ryškiai per mažai. Ai, gal kaip nors su kriauklytėm, ar šakelėm, ar kuom čia mum išeis, nežinau. Nu, toliau. Dar nuplaukim tą smėlį truputį. Čia mums išeitis, kad ir orchidėja, man išeitis, kad ir orchidėja stabiliai laikysis. Irgi reikia galbūt čia kaip nors gražiai išeis. Stipriau paspaudžiam. Taip. Iš kitos pusės. Tai vat klaida. Geriausia būtų buvę pirmiausia samanas sudėti kaip įmanoma gražiau ir paskui ant viršaus akmenukus sudėti, supilstyti ir būtų jokių problemų nebuvę. O dabar turim tokią problemėlę, ypač kai akmenukų nebeturiu. Gal dar rasiu baltų, reikės eiti žiūrėti. Į parduotuvę pas mumis tokių dekoracijų biškį tolokai važiuot. Čia samana. Tavo orchidėjos žemėse vienas įlindęs. Aš jau nustoju, tikriausiai, nu tai man reikia pamatyti, kas ten vyksta. Vienas. Ir du. Dabar va čia dar vieno reikia. Trikampiuko tokio. Ne. Iš tikrųjų, gan neblogai atrodo. Daugiau mažiau užsipildė viskas. Aha, gerai, trumpam einu paieškoti aš dar akmenukų. Taip, akmenukų neradau, nežinau, ką čia reikia sugalvoti. Radau juodus, gal nebent juodučių užpilt, bet radau, vat, tokį kiaušiniukų turėjau, įdėjau samanos, pervėriau tuos vielutes, priklijavau kiaušiniukus ir bandysiu čia aš jį įstatyti.
Tokias ne per ilgas man čia gavus tas. Tai biškį suteiks velykinį. Nu, dabar kaip bebūtų, man reikia iš šonų kažko čia susidėti, nes, nu, negražu. Tas visas krepšiukas gaunasi labai jau padrikas. Pilt juodus akmenukus bandyt. Nu, gal ir pilam juodus. Dar va turiu tokių šakelių nuo lazdyno. Aš apipurškiau truputį kleis, kad jos man blizgėtų. Nežinau, nuo ko čia pradėti. Taip, kur čia mano tas? Iš tikrųjų, tai geriausia būtų lopetėlė kokia. Bet nieko nepasiruošus aš šiandien. Šiam kartui, nu ką, ar su šaukšteliu kokiu, o gal su šaukšteliu visai variantas bus. Pirmiausiai statykim šituos kažkur, tai suteiks biškį gyvumo. Va taip. Vienas čia. Iš karto automatiškai fainiau atrodo. Tave nuimkim dabar, čia tikrai tavęs nereikia. Manau, šitų ir nereiks kriauklyčių. Taip, tave. Yra tą tarpą uždenkime. Gal taip geriau. Ir panardinsime tave truputį į žemę. Dar vienas. Nu, ir kur nors kitą arčiau būtų. Neatsinešiu nei sakatoriaus nieko. Tave čia po žemėm pakišiu. Taip, va. Ir taip, va. Vis tas sujungimas toksai truputį fainesnis. Jo. Ai, kaip blogai, kad neturiu balto tų baltų akmenukų, tai ne tas žodis. Nu ką, bandysim išsisukti iš padėties. Bus tokiam stiliui balti su juodais maišyta. Gal ir nieko visai. O ką daryt, kai taip gaunasi. Gal ir gražiau, nes iš tikrųjų va toj va pusėj tas baltas, va matot, labai negražiai nuo žemė atrodo. Tai čia kaip susimaišiu su juodais. Tai nebus tokio didelio skirtumo.
Panašu tokia, kai kažką tokio darau iš kompozicijų, man viskas gaunasi eigoj. Niekad nesugalvoju pradžioj. Kažkokią truputį idėją turiu, bet ta idėja tokia būna. Pradžioj viena, paskui visiškai kitas gaunas dalykas. Dabar va čia dar. Kaip tenai atrodo, ten gražu. Tik vienintelis dalykas, kas man nepatinka, kad tas krepšiukas jis labai iššokęs į viršų. Mes va tuoj padarysim. Žiūrėk, išsiėmė man visą samaną, bet gal čia ir gerai, nes aš dabar jį giliau įkišiu į žemę ir jis nebus toks man išsikišęs. Tik tai, ar nereiks man truputį nukirpt? Gal čia ta vėlutė per ilga, nu bet neturėtų būti per ilga, ne. Matyt, kad atsitrenkia ten į kokį. Va. Nu ir dabar šitose vietose galima užpilti. Čia visai norėtus kokios šakelės. Einu pažiūrėsiu dar. Neįjungiau dar, pamiršau kamerą įjungti. Va čia dar vieną šakytę įstačiau. Daugiau nežinau, kas čia gavosi. Iš tikrųjų gal reikėjo iš 3 tų gėlyčių daryti, bet taip norėjęs, kad būtų dar ta žibutė, o ta žibutė ir vienas tas man kažkaip negražiai atrodė. Kažko man trūksta ir nežinau, ką čia sugalvojus. Porą paparčiukų, kur įkišus mažų. Gal visai variantas. Turiu vieną papartį, gal išdalinsiu šį. O turiu paparčiuką tokį mažą, pabandysiu. Dabar jau reiks pinsetą atsinešti, nežinau, kas čia gausis, fantazijos reikalas. Bet taip noris kažkaip kitaip dar kažko man čia. Tokį ir, kad tiek menukai to natūralumo per daug neduoda. Tas ir papartis nėra labai gražus. Bet kažką mes su jom sugalvosim. Dar vieną mažiuką kaip nors iš kažkur čia gaut. Tu per didelis visas. Man reikia tavęs mažo. Čia eksperimentai vyksta. Apie paparčius taip galima dalinti, jie tikrai auga. Esu išbandžius. Čia matai iš tų mini augaliukų pirktas buvo vienas. Irgi su ta mintim iš tikrųjų, kad pasodinti kažkada į kažkokią kompoziciją, tai va kada jisai man bus naudingas. Aš tikiuosi, jisai man čia prigys. Nepadarysiu žmonėm čia. Gerai, atsinešiu pinsetą. Nu. Ir be pirštinių darau nieko nebereikia. Nekreipkit dėmesio tarp kitko į nagus, nes reikia senai susitvarkyti, bet nesusitvarkau. Būna visom taip, manau.
nes laiko nėra, vis tas. Nu, dabar netidarau čia šito. Pincetų pasirinkimas. Šitas labiausiai gal tiks. Gerai, pasitraukėme šiandien tave. Aš ir klėšą aš turėjau. Nusikirpkim tuos negražius. Dabar tu visas gražus. No. Kaip negerai, kai iškart nesugalvoji, ko nori. Padarėm kažkokią skylutę, nežinau, čia matos, nesimato. Žiūrėsim, kas čia gausis. Bet kad natūralumo duos, tai tikrai. Visai kitas vaizdas. Čia ten nudžiūvus irgi nukirpkim. Vis tiek kitaip atrodo. Čia gal ir 3 vietose dar galima būtų įdėti, iš viso bus fantastika. Tokie mažiukai. Kur dar vieną įdėti? Čianai. O čianai tave ištrauksim, tada bus ten skylė. Patrauksim. Tai kad tu turėtum iš tikrųjų. Gerai, va čia radom vietą. Nesinori dėti tenai, kur akmenukai, nes ten šaknytės neaugs. O paparčiai reikia drėgmės ir žemių truputį. Ai, nepataikau aš tave. Tu kabinies man, ašgi tave noriu įstatyti žemės. O jis man už pinceto užsikabina, gal be pinceto, čia mano nagai ilgi, gal geriau bus be pinceto. Paim truputį samanytės, ai va samanytė yra, uždėsim samaną ir viskas. Toj vietoj gal truputį ir žemės reikėjo. Paimsim paparčio tos žemės, kuris įaugo. Nu dabar kažkas kitaip, ne taip tuščia, ne taip. Dar, kur dar. O čia dar norėtųsi vieną įdėti. O čia kaip tik samana yra atitraukta.
Pasidarysim skylę. Geriau su šituo. Nu, žiūrėkit, nu man tai gražu dabar. Tikrai daug gražiau negu buvo. Kažkaip kompozicija užsipildė. Iš arčiau parodysiu. O kaip iš šono atrodo? Nu, kaip ir. Oi. Smėlis. Nemėgstu to garso. Ai, kaip neskaniai skamba. O čia man tik tuščia dar labai. Bet čia nebent kokį akmenuką galima būtų padėti. Turiu akmenuką atsinešiu. Visada svajoju turėti savo kažkokį kampą, kur daryti. Turiu sandėliukę tokį pasidarius, bet dabar laukia šalta. O radau akmenuką, jį apipurškiau klijais, tai jisai bus toksai dekoruotas truputį irgi. Dar klijai neišdžiūvę, čia aš labai greitai viską noriu padaryti. Nu, bet vartyt nevartysim. Все. Ką manot? Ačiū uždėmesį visiems. Ačiū visiems uždėmesį. Iki kito karto. Šiandien dar darysiu. Susitiksim, jeigu žiūrėsit.